Mes čia suvedėm. Tikiuosi visi matėt, kaip mes irgi šokom, taip jau neatsilikom. O, mačiau ir mus pasižiūrėjo. Taigi ačiū. Galite grįžti, įsimaišyti čia tarp visų esančių. Sakyčiau, aukcionas pavyko puikiai, prizai išdalinti, o mes gal sudainuokim dar vieną bendrą dainą. Taip, Rūta, sudainuokim. Dabar jums skambės Anatolijaus Oleiniko daina Nežinau kodėl. Muzika. Nežinau kodėl meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos. Nežinau kodėl suprantu, praeities nepakeisi ir neatsuksi laiko atgal. bet tave sunku gyventi, Bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažu, kaip karštai tave myliu. bet tave sunku gyventi, Bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu. O jis bet kadangi esi toli, skausmas netveria širdį. skaudu labai. Būk laiminga be manęs, aš užgesiu be tavęs. Tai tikrai Suprantu, praeities nepakeisi ir neatsuksi laiko atgal, bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutę, kaip karštai tave myliu. Bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu. O jis tai tu. Nežinau kodėl, bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutę, kaip karštai tave myliu. Bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu. Jis tai tu. bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutę, kaip karštai tave myliu. Bet tave sunku gyventi. Bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu. Jis tai tu. Rūtelė. O Dieve, ką tu čia darai? O ne, Benai, ir vėl nedaskaitai scenarijos iki galo. Ne, Rūtelė. Tu mane netaip supratai, aš čia tiek šoko, tiek blaišiausi, tai sumaniau batą užsirištas ir iššoko, kad atrodyčiau padoriai ant scenos, dar išžiūsiu netyčia. Nu negaliu patikėti, tiesiog negaliu patikėti. Viskas taip sklandžiai ėjosi, viskas pagal scenarijų, kaip turi būti. Tokia puikia nuotaika. Klaupiai, ne laiku ir ne vietoj. Ir viskas sugadino. Gerai, Rūta, matau, kad tu tiesiog netveri pykčių man. Tikrai taip. Ne taip supratai. Na, bet jeigu pyks ant manęs gerai. Atsiprašau. Suklydau. Na, jeigu jūs manote, kad aš viską sugadinau, tai pasakysiu, kad viską iš tikrųjų galima labai lengvai ištaisyti. O tą padarysime į sceną, čia pakviesdami nuostabią muzikantę, smuikininkę Dariją. Garsiais plojimais
pasitikite Dariją. Jinai labai jaudinasi pirmą kartą šioje scenoje.